Sveiki, aš esu Nerijus Kėsinas, Europos futbolo čempionate ketvirtfinalių metas, tai yra lemiamos kovos ir dabar jau trauktis tikrai nebėra kur. Nebėra trauktis kur nei vienai iš tų komandų, kurios dalyvauja. Bandysime spėlioti, bandysime prognozuoti, kas bus tose pirmosiose atkrintamosiose varžybose. Pirmoji ketvirtfinalio pora - Portugalija, Čekija. Suprantama, dvi skirtingos mokyklos, du skirtingi žaidimo stiliai. Suprantama, kad portugalai bandys atakuoti, čekų ginklas yra drausmė ir gynyba, kurios stuburas aišku. Čempionų lygos laimėtojas vartininkas Petras Čekas. Tai yra žaidimo mes turėtume tikėtis tokio. Portugalai atakuoja, čekai bando kontratakuoti ir manau, kad Čekijos rinktinės žaidimo kokybė leidžia gintis sėkmingai. Netgi jeigu portugalai įmuš pirmi, nemanau, kad čekai pasileis į priekį. Suprantama, kad žaidžiant Vabank Portugalija turi gerų galimybių įmušti ir daugiau, bet manau, kad rungtynės nebus rezultatyvios. Tai yra, jeigu įmušama nedaugiau negu 2 įvarčiai, nedaugiau negu 2,5 pagal formaliai, tai santykis yra 1,7. Manau, kad nepaisant portugalų talento, nepaisant portugalų sugebėjimų, ta tikimybė yra rimta. Kitas dalykas, favoritais turbūt vis dėlto dėrėtų laikyti Portugalijos komandą ir spėkime taip, kad ji galbūt laimės. Tačiau sakyčiau, kad portugalai laimės tuo atveju, jeigu sugebės išspręsti problemas per 90 minučių, nes pratęsimas jau yra papildomas stresas. 11 metrų baudinių serija, stresas bet kuriai komandai, kuris muša Petrui Čekui. Tai mes irgi žinome. Tai yra Portugalijos pergalę prognozuočiau. Ir prognozuočiau po 2 kėlinių. Pasistengs padaryti viską, aišku, šios komandos žaidėjai tam, kad nereikėtų tempti į naktį, nereikėtų žaisti loterijų pabaigoje. Na ir jeigu manote, jeigu tikite, kad Portugalija laimės per 90 minučių, statykite. Santykis taip pat 1,7.